aš manyčiau, kad 2 kėlinukai buvo visai neblogi. Įstrigom trečiam kėlinukė. Paanalizuosim kodėl, bet jeigu, sakysim, dabar jau aišku, jeigu per pirmas 2 kėlinukus mes padarėm 6 klaidas, tai baigėm su 19 klaidų, reiškia per antrą pusę 13 klaidų. Ir iš jų pradžioj buvo tikrai nemažai. Mes tiesiog pametėm savo tą koncentraciją, gal, aišku, varžovai prisidėjo, kad jie pradėjo aktyviau trečiam kėlinukė, bet ir mes, kaip pasakyt, pametėm savo drausmę. Kažkur tai buvo momentas, kur perlaikėm, kur galėjom vieną kitą ataką. Ir taip po truputį ir tokia komanda iš karto smulkmenų nėra žaidžiant ir iš karto baudžia. Ir jeigu pirmoji pusėje, sakysim, mūsų pagrindinė problema tai buvo sustabdyti jų greitą, kad jie labai greitai puolė ir čia ispanų toks stilius ir iš tikrųjų sunku tai padaryti. Turi, galima sakyti taip, turi labai gerai protingai pult, kad jie neturėtų galimybės tai greitai atakai. Mes net ir pirmoji pusėje ir sugebėjom kontratakuoti. Sakau, kad tas trečias kėlinukas kažkokie atrodėm išsigandę. Kažkokie atrodo įsigandę. Na, bet vėlgi mes, aišku, yra skaudu. Mes jaučiamės prastai. Dėl to, kad praloštas, nesvarbu su ko žaidėm. Mes nesam patenkinti taip, kaip mes žaidėm. Ne antrą pusę, bet žiūrim kaip tik į priekį, žiūrim pozityviai, mes ruošiamės kitom rungtynėm. Rytoj ne ką lengvesnis varžovas, Amerikonai. Ir be to mes, gera žinia yra ta, kad Turkijoje bus 0-0, sakysim, kada pradėsim. Mes turėsim trečią šansą. Vėlgi, lyginant su pirmom rungtynėm, ar ne? Aš manau, kad, kaip aš sakiau, kad mūsų didesnės atkarpos buvo geresnio žaidimo. Aš manau, kad kada mes gynėmės 5 prieš 5, mūsų gynyba tam tikrų elementų buvo geresnė negu kad pirmose rungtynėse. Bet be abejonės yra taisytinių dalykų ir vieną iš tokių, tai, sakau, vėl kažkokiu tai metu, nežinau, ar nutrūko, ar kažkur tai varžovo agresyviai gynyba privertė mus klysti, išmušė mumis iš mūsų taškų, iš mūsų ritmo, sakysim. Taip, ir kada greitas puolimas, ispanų žaidėjų sustabdyti yra labai sunku, praktiškai neįmanoma. Jie tiek techniški ir greiti, kad tam vadinamam japoniškas terminas open court, jie yra labai nesustabdomi.